Sveiki, su jumis Sumuštinių klubas. Taigi, perskaičiau Kochen mit Vernuft, tai prisiminiau vokiečius. O vokiečiai yra neatsiejami nuo alaus. Alus neatsiejamas nuo krepšinio. Na, taip ar taip, Vokietija ar krepšinis vis tiek paprastai baigėsi pagirimis. Dėl to šiandien mes pagaminsime pagirių sumuštinį. Taigi, mums reikės geriausiai šlapenkos, lengvai virškinimas maistas, sūrio, fermentinio, kad lengvai lydytųsi, prieskonių, be abejo duonos. Na, prie prieskonių pririšime ir alyvuogės. Ir mums taip pat reikės virtuvinio kombaino. Galima naudoti tokį, arba galima kuo puikiausiai naudoti ir tokį. Kam kaip labiau patinka, tiesiog šitą sunkiau užplauti negu šitą. Taigi, paprasta sistema. Atsidarote kombainą, arba kitaip tiesiog viskas sukate. Įmame mėsytę, porą gabaliukų, sūriuko porą gabaliukų, alyvuogių porą gabaliukų, gerai 3-4. Prieskoniukų, česnakiuko įmesime, petražolikę kokią, gal mėtos neįmetus, baziliko. Kitaip tariant, visą tai, kas mėtosi šaldytuve. Uždarome. Sekundėlę. Tada viską nukrapštome nuo kraštų. Ką supjaustė mūsų kombainas. Ir palengva sukrauname ant sumuštinio. Mums išėjo maždaug jaučiu 2 sumuštiniams kokios porcija. Taigi, toks savotiškos konsistencijos, aišku, tačiau tai jau yra pradžia. Ir šį produktą mes dabar dėsime į orkaitę, kad jis šiek tiek apskrustų. Taigi, iš orkaitės ištraukime sumuštinius, gražus, tobulas traškumas. Kaip patarimas geriausia kepti sumuštinius yra ant grotelių, papraš tiesiog kokią nors skardą pakišti, kad oras patektų ir pakepintų apačią. Tada gaunamas geriausias traškumas. Mes matome, kad nėra ypatingai gražus sumuštinis, tačiau patikėkime, vis labai skanus, labai skanus. Thank you.